diena su vištiena. O rytoj gimimo diena, bet ne. O, nežinojau tokio dar. Ne. Labą dieną, mokiniai. Labą dieną, tamsta. Sveiki, sugrįžę į Emigrančių studiją, sveiki sugrįžę namo. Ačiū Jums, kad žiūrite kaip visada. Ir kad komentuojate, ir kad dalinatės mūsų video, kad dalinatės mūsų informaciją su mūsų kitais fainiausiais emigrantais Jungtinėj Karalystėje. Jej. Kad mylit ir nekenčiat, kad džiaugiatės ir liūdite, kad patinkam ir nepatinkam, kad gražias ir protingas, kad durnas ir baisės. Nusišneka. už viską, ką jūs. Bet kokia kritika, bet koks jūsų dėmesys reiškia, kad jūs žiūrit, kad jums buvo aktualu turbūt. Tai dėl to svarbiausias dalykas ir yra, jeigu galit pasidalinkit, gal jums ta tema nėra labai aktuali, bet nežinot, gal kažkam, kas yra jūsų drauguose, ta informacija yra labai reikalinga. Taip. Ir kaip visada, pirmiausia, aš noriu padėkoti visiems, kurie žiūri. Ir aš. Ir tu. Bet labai norim ir padėkoti savo ištikimiems rėmėjams coralshop.uk. Ne? Ir jie mus visą laiką paremia ir palaiko mūsų grožį, tiek plaukų, tiek odos, tiek nagų, tiek visako. Tai šiandien vėl mes atnešam mūsų labai mylimą produktą, tai yra kolageną. Ir jeigu jūs žinot, o jeigu nežinot, tai dabar sužinosit, kad kolageno mažėjimo organizme įtakoja labai daug ir kitokių įvairių veiksnių, ne tik tai odos senėjimas, ne, tas toksai natūralus žmogaus senėjimas, bet tą labai įtakoja ir įvairūs gyvenimo pasirinkimai, kasdieniai įpročiai, prasta mityba. Teisybė, jeigu ščiaudėjai. Taip, per mažai miego, saulės spinduliai, per daug cukraus organizme ir mityboje, ne? Tai įvairūs dalykai, kuriuos mes darom, jeigu mūsų ta rutina ir tas gyvenimas nėra toksai tobulas, ne? Tai mes taip skatinam to kolageno mažėjimą. Tikrai teisybė. Teisybė. Tai kad tas kolagenas nemažėtų jūsų organizme, tai mes labai rekomenduojame. Taip visą laiką šituos nuostabiuosius kolageno, šitą nuostabų, gal turėčiau sakyti, kolageno kursą iš Acorus Balance, Collagen Beauty Shots, lietuviška prekė pagaminta Lietuvoje, kurią rasite coralshop.lt parduotuvėje su emigrantės kodu. Visą laiką gaunate 20% nuolaidą. Ir ką noriu tik tai priminti, kad kiekvienam šitam šatukė, tie šatukai yra labai tokie fainus. Jėzau, čia beveik nieko nebelika jų iš šitos dažutės. Tai šitie tokie šatukai, mėgintuvėlyje, ne 25 ml, jų yra 14, tai yra 2 savaičių kursas žmogui ir juose yra 10 gramų hidralizuoto kolageno peptidų, taip pat papildytas hialurono rūgštimi, cinku, variu, selenu ir tai yra labai išmani ir naudinga formulė. Tai tikrai rekomenduojam. Mes jau šiandien išgėrėm savo dozę. Ir tai, jau vieną Čing padarėm. Susitikusios. Tai mes labai irgi mėgstam, irgi vartojam, už tai esam tokios gražuolės. Dievačkas, tokias gražios. Tai pasinaudokit būtinai ir mūsų kodų. Emigrantės visoj parduotuviai. coralshop.uk. Gausit 20% nuolaidą ir turėsit nuostabų produktą. Nepamirškite, kad galite pirkti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, mamoms, draugiams, gimtadienį progom, įdėti į kalėdinį kokį lauknešėlį, galų gale tos tie, kaip mėgintuvėlėje, sakau, tie šatukai yra labai maži, patogu juos ir vežtis atostogą kelius pasiemus. Būtent, per tą skrydį vežtis. Tai tiesiog labai patogus ir labai naudingas, geras produktas. Taip, labai puikus. Tai labai nuostabiai viskas. Ačiū Jums, Coral Shop, už nuolatinę paramą. Dėkojam Jums. O apie ką mes šiandien pakalbėsime, kokią informaciją suteiksime žmonėms? Šiandien mes kalbėsime apie prezidentą. Juokauju. Matei, išrinko naują popiežių. Toks fainas atrodo. Fainas toks, jo, labai. Nes kai pamačiau pirmą kartą, negalvojau, kad bus toks ne veidas, o kad atrodys toks jaunas. Jo, tikrai jaunai atrodo. Mano vyras iš karto atėjo, ar matei, išrinko popiežių, buvo balti dūmai. Sakau, mačiau.
Ai, sakau, žinau, kad išrinko, tik nemačiau dar ką, nes atėjo tik tai notifikacija, sakau, dirbau, negalėjau pažiūrėti. Man vyras sako, lietuvis. Sakau, jo, blėd, jau lietuvis. Sakau, būtų lietuvis, sakau, aš jau būčiau sužinojęs, kad lietuvis. Jo. Paskui pažiūrėjom žinias, parodė, toks fainas atrodo. Jo. Pirmas amerikietis. Jo, pirmą kartą. Tai Trumpas patenkintas, žinai. Nu čia dabar jau jam labai čia jau sekasi šitą kadenciją. Kortas krenta jo pusę. Jo, sakys, Trumpas per pirmus 10 mėnesių ir popiežių prakyšo savo. Jo, grinai. Jau užvaldė visus galus. Per viską, jo. O šiaip rimtai, tai šiandien kalbėsime apie Jungtiniai karalystėj esančias našlės išmokas. Kada jas gauti, kokias jas galima gauti, kokios jos yra dydžio, kiek laiko jos yra mokamos ir panašiai. Tai labai iš tikrųjų naudinga tema. Aišku, neduok Dieve nesusidurti, bet tai yra gyvenimas. Faktas, kad susiduria žmonės. Galbūt jeigu jūs patys nesusidūrėt, žinot, kas galbūt susidūrė. Ir aišku, neduok Dieve, bet visi dauguma galim susidurti. Gyvenime nežinosim, kas atsitiks ir gali tikrai prireikti tos informacijos. Tai jeigu jums patiems nereikalinga, ačiū Dievui, pasidalinkit su kitais, nes galbūt kažkas žiūrės, kam tai yra reikalinga ir jūs pagelbėsit tiesiog žmonėms. Kažkam, kam yra sunkus metas. O kaip tik šitas pildžiau prieš porą gal savaičių, moteriai gal jie kokie 30-35, turi 2 mažus vaikus ir vyras numirė, tik buvo apsiženė, žinai, atsikraustė. Tai gavo jo tos visus pinigus, sako ačiū ir sako tikrai bent dabar kažkurį laiką nereikės galvoti, kada, žinai, darbą grįžti, o vyro nėra ir taip, žinai, sunku. Tai UK tos pagrindinės, turbūt gal pagrindinis skirtumas, kas skiriasi nuo Lietuvos ir čia, kai šeimos nariai, ar ten vyras, ar žmona miršta, tai yra, kad nėra našlaičio vaiko pinigų jokių. Esmė yra tokia, kad kadangi mes gaunam tuos child benefit, visus, ne pačių turtingiausių, bet visi ten, kur uždirba kiekvienas metais atitinka tą pinigų sumą, mūsų vaikai, ar mes už tos vaikus taip gaunam tos pinigus. Tai jeigu prarandam vieną iš tėvų, ta suma niekaip nesikeičia, nes vaikai gauna jas visą laiką. Kitas dalykas, pagrindinis turbūt yra ta našlės ar našlio išmoka. Su ją svarbiausias dalykas yra tas, kad jas reikia pildyti kuo greičiau. Kad ir kaip taip sunkiai kaip čia pasakyti, nesąžiningai skambėtų, kai numiršta ir turi kuo greičiau pildyti, bet jos yra mokamos atitinkama ten 18 ar 21 mėnesį. Ir jeigu jūs susipildysit, pavyzdžiui, likus 3 mėnesiam, iki pavyzdžiui, sakykime, numirė vyras ar žmona ir aš pildau už 5 mėnesių. Jo, tai tu prarandi 5 mėnesių mokėjimą. Tiesiog prarand, man nieks negražins atbulinę tvarką. Jo. Tai dėl to ir sakoma, kadangi yra mokama tik tai tą 21 mėnesį, tai kuo greičiau užsipildai, tuo daugiau tų mokėjimų lauki. Nes jeigu užsipildai, pavyzdžiui, po 20 mėnesių, tai gausi 1 mėnesį išmoką tik tai. Supratau. Jo, tokia esmė. O šiaip pagrindinis dalykas yra, jeigu yra atitinkamai kriterijai, kas skaitosi tas partneris. Tai jeigu jūs buvote arba susituokę ir turėjot nepilnamečių vaikų, arba buvot nėščia, tai pasižiūrėti, kiek mėnesių skaitosi tas nėštumas ir visą kitą, bet jeigu jūs turėjote arba jau beveik toj turėjo turėti nepilnamečių vaikų, ta išmoka yra 3,5 tūkstančių svarų vienkartinė iš karto sumoka ir 350 svarų kas mėnesį tuos 21 mėnesį. Jeigu jūs buvo tik susituokę ir, man atrodo, buvot susituokę, bet neturėjot nepilnamečių vaikų. Viskas priklauso nuo tų vaikų. Turėjot, neturėjot. Ir turi būti susituokę. Tai jeigu buvot susituokę vyras ir žmona, bet neturėjot vaikų arba nesat nėščia, ten kažkiek tų savaičių, jūs gausit 2,5 tūkstančių svarų. Ir tada 250 svarų tą kiekvieną mėnesį. Jeigu jūs turėjot nepilnamečių vaikų, bet nebuvot susituokę, irgi skaitosi ta didesnė suma. Nes jūs turite nepilnamečių vaikų, dėl to gauna tą didesnę išmoką, nes jūsų antroji pusė numirė. Tačiau jeigu jūs pragyveno 30 metų kartu, nebuvot susituokę ir jau vaikai užaugę, negausit nieko. Va čia yra vienas iš tų dalykų pašalpų sistemoje, kur reikia tuokti su savo antrą pusę,
nes, ne tai, kad reikia, bet taip gyvenat kartu, taip esat jau prisižadėję. Šeima, šeima, taip. Ir jeigu mirties atveju, tiesiog jūs negalite gauti pinigų vien dėl to, kad nenuėjate Zakso susirašyti. Nors jūsų gyvenimas būtų nuo to visiškai nepasikeitęs, nes vis tiek esate kartu ir viską ten darot kartu. Tai čia yra ta pagrindinė našlės ar našlio tos dvi išmokos, 3,5 tūkstančio ir po 300 PM, arba 2,5 tūkstančio po 200 PM. Svarbiausia yra žinoti, jeigu turėjot nepilnamečių vaikų, nesvarbu kaip jūs buvot, bet jeigu turėjot nepilnamečių vaikų, tai turi būti ta didesnė suma. Okay. Jeigu buvot be vaikų, bet buvot vyras ir žmona susituokę, ta mažesnė išmoka. Toks yra skirtums. Ir kaip sakau, kuo vėliau pildysit, tuo mažiau tų pinigėlių lieka. Toliau kitas dalykas yra laidojimo išlaidos. Okay. Kita yra labai... Kaip čia veikia? Šiaip tai yra turbūt labai paprasta ir labai greitai. Šiaip abidvietas visas pašalpas, kas yra susijęs su mirtim, labai greitai jas suskaičiuoja. Jeigu reikia skambinti, irgi labai ten greitai atsiliepia. Nebūna tam po valandą laukti. Jo. Kur jeigu šiaip nori ką nors gauti. Tai su ta laidojimo išlaidom svarbiausias dalykas yra tas, kad tu turi gauti kažkokią kitą pašalpą pajamų, kad mano yra ten mažos pajamos. Ir tos laidojimo išlaidos, ten pavyzdžiui, sumokėti laidojimo namams, yra ant tavo vardo. Okay. Tai pavyzdžiui, mano vyras netok dėvė numerė ir aš gaunu negaunu jokių pašalpų, nes mes abudu dirbam. Bet jo sesė, čia irgi šalia gyvena, pavyzdžiui, mano šiogerka, ir jinai gauna pašalpas, labai sunkiai gyvena. Tai jūs galite paprašyti, kad jinai sumokėtų, arba jūs duodate pinigus, kad jos vardu susimokėti išlaidas, ten, pavyzdžiui, tos 5 000 svarų, kad jos parašas būtų, jinai tada kleimina tas laidotuvių išlaidų tą pašalpą, nes jinai jas gali gauti, nes jinai gauna Universal Credit. Supratau. Jinai gauna tą pinigų sumą ir atiduoda jum, nes jūs, pavyzdžiui, pravedė tos 5 000, jinai sumokėjo, pasakė, kad jinai sumokėjo ir pasiimti. Nes jeigu jūs sakysit, mano vyras, pavyzdžiui, numerį ir aš pildau, jums niekas neduos, nes jūs negaunat pašalpos, jūs netitinkat kriterijų. Bet niekas... Jo, nėra, kad taip, kad priklauso visiems, žodžiu, ne. Ne, tai turi būtinai gauti kažkokią tai pašalpą, nes kitaip vadinasi, jeigu negauni pašalpos, tai vadinasi, tu pats gali iš kažkur susimokėti už tas laidojimo išlaidas. Jo, pagrindinis dalykas. Tai to, sakau, kaip pašalpos, jos abidvi yra labai greit suskaičiuojamos, greit gauna atsakymą ten iš vis per gal porą savaičių. Iš kartas praveda viską į tas sąskaitas, kaip ir visas pašalpas, jeigu, pavyzdžiui, tai moteriai suskaičiavo, jinai buvo ištekėjus ir turėjo nepilnamečius vaikus ir jai sumokėjo tik tai paskyrė 2,5 tūkstančio. Tai jis sako, ir dar čia gerai, sako, ačiū kaip gavau, ir atsiunčia screenshotą, sakau, negerai, sakau, tu turi apskūsti, tau turi mokėti 300 PM ir 3,5 tūkstančių turi duoti. Tai jinai sako, tai ką man daryti, sakau, apskūsti, jeigu nori. Tai aš jai apskundžiau. Tai tiesiog žinoti, kiek priklauso pagal tavo tą scenarijų ir nepamiršti pasakyti, kaip čia pasakyti, pranešti savo, kas jums ten tvarkė, ar patiems žinoti, kiek jums priklauso ir prašytis tos sumos, kurie iš tikrųjų jums priklauso. Tai vėl, ne tokie dalykai, kur iš tikrųjų labai gerai žinoti, kad gali ir negerai paskaičiuoti, ne, kad gali... Ta prasme, kad maždaug žinotumėt, kiek tai yra, nes gali irgi negerai kažkas paskaičiuoti, kažkas negerai būti ir kad jūs būtumėt protingi ir žinotumėt, kur tokioje situacijoje ne ir taip labai daug streso yra, tai kad jūs žinotumėt, kas jums priklauso ir kaip priklauso. Vis dar yra tokia viena pašalpa, tiksliau buvo. Jinai... Nebėra jau? Būdavo, bet labai jinai tokia... Jinai yra tokia, kur priklauso nuo to, kiek žmogus, tas miręs žmogus įmokėjo to, kaip jis vadinasi, National Insurance. Aha. Jūs privalote, pavyzdžiui, vienas iš kriterijų privalėti gauti child benefit, turėti nepilnamečių vaikų ir tas partneris, kuris numerė, būtinai mokėti 1, 2 arba 3 tą National Insurance, bent jau minimum ten tuos metus laiko, minimum bent jau tą sumą. Galit bandyti pildyti, kad jie paskaičiuotų, ar bus kažkas. Bet jeigu dažniausiai tas žmogus, pavyzdžiui, jau sirgo, tai nieks šitos pašalpos beveik nepildo, nes nepriklauso. Taip. Nes išsinaudojo tą
tos contributions visus, nu tie mokėjimai. Jo, ir plus šitą pašalpą yra arba ten ta kita, arba šitą, jo. Ne abi. Jo, bet šitą pašalpą... Koks pavadinimas jūs? Without Parents Allowance. Tai jinai yra, va, ten ta kita yra grinai, nes kiekviena su mirtim susijusi pašalpa yra, kad kažkas kitas numirė. Taip. Aišku. Tai va šita yra... nusišnekėjau. Tai šita yra va gerai, o ten ta kita yra, kur moka tik tai tą laikiną. Ta kita moka iki 20, ne iki 20, o iki pensijos, kol eina pensija. Ok. Tai va yra, tiksliau buvo, bet dar galima ją gauti, nors jos nebėra, vaikų pašalpa, kai vaikas numiršta. Ok. Tai čia yra, kai jeigu iki 2017 balandžio numirė žmogus ir tu neprašėjai pašalpos, nes jinai tada buvo galiojanti. Okay. Bet tu dabar, tu gyveni, tavo vyras numirė 2015 metais ir tu nežinai, kad gali kažką gauti, dabar tu pamatėjai Ridos video, kad jeigu mirė 2017, tu gali gauti. Tai ta pašalpa, nors jos nebėra, bet vis dar ją gali kleiminti, jeigu tavo antroji pusė numirė prieš 2017 metus, nes visi, kas mirė po 2017, pildavo tą pačią pirmą, kur šnekėjom. Tokia yra grina nesąmonė. Bet va čia gal labai iš tikrųjų geras dalykas, nes, kaip geras dalykas, va dabar žiūrovam labai geras dalykas, nes tikrai kažkas pažiūrės šitą podcastą ir sakys, mano vyras mirė ten 2014 metais, aš nežinojau, kad čia kažką reikia daryti, tai jie automatiškai dabar norės pildyti. Tai būtent. Tai kur jie čia turėtų pildyti? Visos tos pašalpos yra internete, dažniausiai visos formos gali parsisiųsti iš interneto, tiesiog jau priklausomai, kurią tau reikia pildyti, kokia ta situacija, ar ten dėl vaikų, ar visa kita. Ir pildai jas visas parsisiuntis formas per internetą, jeigu nemoki, gali pasiskambinti, sakyti, mano tas ar tas numerė, tau paštu atsiųstas formas. Tai tikrai nėra sudėtinga ir, sakau, su mirtim susijusios pašalpas, jas labai greit suskaičiuoja, duoda tą atsakymą, greit atsakymą duoda, žinoti. Taip, todėl, kad vis tiek tokia jautri tema, ne? Tokia nėra, kad čia labai gali jau laukti ir norisi laukti, ne? Ir aš manau, vis tiek tas toks žmogiškumas, net ir kai kuriais atvejais ir pašalpų sistemai veikia tas žmoniškumas. Kaip tu sakytum iš savo darbo patirties? Apie ką? Ar dažnai sistemai veikia žmogiškumas, ar nelabai? Vakar, pavyzdžiui, labai toks naujas žmogus pasitaikė, skambinom ir jisai sako, aš nežinau, sako, negali šiaip. Grinai sakau, čia biškai reikia žmogiškumą suprasti, nes kitokių variantų nėra. Tai buvo tokia situacija, kad mama, pensininkė jau čia gyveno su savo dukra ir jinai gaudavo ten pensijų kreditą, ten konsultaksus, house benefit, visą kitą. Ir jinai išvažiavo į tą močiutę, mama tos moteris išvažiavo į Lietuvą ir jinai ten pasiguldė ligoninę, gulėjo, tyrė ir vienu žodžiu paguldė ją į tuos jau slaugos namus, nes jai yra demencija ir šizofrenija, jinai jau ne vis laik supranta, kas vyks, sako, nebegali jau grįžti čia. Taip. Ir ta moteris sako, padėk paskambinti, nutraukti tas pašalpas. Sakau, gerai, paskambinam į pensijų kreditą. Sakau, skambinu už savo mamą, nes jis išvažiavo į Lietuvą ir, sakau, nebegali grįžti, sakau, nebenoriu gauti daugiau tų pašalpų, kad nebeitų jos vardu. Sako, palaukit, pasiklausiu, ar galiu nutraukti jo, nes ne jinai pati skambina. Sakau, gerai, pralaukiu kelias minutės. Sako, nelabai, sako, gal būtų manoma, kad jinai pati pakalbėtų per telefoną, kad ir jūs pavertėjausit, bet vis tiek su mama, ar, žinai, kur būna, kaip su vertėjų, žinai, kaip būna. Sakau, neįmanoma, sakau, mes galim susitarti, kad ir kas antrą dieną tenai susiskambinti, sakau, bet jai yra demencija, šizofrenija. Aš galiu jai pasakyti lietuviškai tą klausimą, sakau, kartais nežinau, kas aš tokia esu. Taip. Ir kur jinai yra, sakau, tai kai čia reikės kalbėti apie kažkokias pašalpas, kad jinai gauna, jinai gali sakyti iš vis, kas ta Anglija tokia yra, žinai, ar čia vardas, ar čia upės pavadinimas. O, sako, gerai, tuoj paklausiu dar kartą. Vėl jis pasišnekėjo su savo to supervisoriu, tim lyderių ir grįžta ir man sako, gerai, sako, čia, sako, jau turi būti išskirtinis žmogiškumo tiesiog atvejais, sako, mes suspenduosim tą pašalpą, kad jos daugiau negautų,
iki tolimesnio pranešimo. Tai jeigu mama pasveiktų, kažkas pavyktų, jinai belengada gali, arba jeigu čia jūs esat skemeriai, pavyzdžiui, kokie nors, skemeriai dažniausiai nori pakenkti, atimti. Skemeriai dažniausiai nori pašalpos, o nenori pašalpos. Sustabdyti. Bet sako, jeigu čia būtų toks, sako, mama vis tiek atgaus laišką, kad pranešimą, kad pašalpa nutraukta, jinai gali pasiskambinti, sakyti, čia ne aš skambinau. Ir viskas, sako, ir mes sumokėsim. Tai sako, mes suspenduojam ir, sako, jokių problemų nėra, jeigu mama kažkada pasveiktų ir grįžtų, tiesiog pratęsim. Batinai dabar yra tiesiog sustabdyti mokėjimai iki, kad ir 200 metų. Sakau, ačiū labai. Ir paskambinau paskui į kaunsulus, jai ir sakau, irgi tą patį situaciją ir sako, viskas ok, nėra problemų, sako, tik mums reikia raštiškai. Mato tą e-mailą ant laiško, kur prie telefono numeris skambinėjo. Sako, viską, ką pasakė čia, parašykite tą patį mailą. Tai greit sutaipinau, ta moteris išsiuntė ir yra žmogiškumas, kur nereikia jokių security ID praeiti. Sako, išskirtiniais atvejais tai veikia tas žmogiškumas, tik man atrodo, kartais reikia žinoti, gal ką sakyti. Žinai, ir kaip sakyti. Bet aš manau, tas žmogiškumas veikia. Kartais, aišku, man atrodo, žmonės nesupranta, kad ta sistema jinai yra labai daug automatizuota, kad ne ten kažkoks žmogelis kiekvieną dalyką suspaudinėja, kad tau kažkas ten įvyko. Kaip, ten, nežinau, pavyzdžiui, kodėl man Universal Credit vis, aš dirbu, bet mane vis siuntinėja į tą job centrą ir liepia dirbti, aš ką tik po ligoninės, po rehabilitacijos, aš tiek daug negaliu dirbti. Sakau, ne žmogus ten kažkoks jumis sėdi ir kviečia ateiti dirbti. Sakau, sistemų jūs per mažai uždirbat, nėra pateisinimo priežasties, automatiškai sistema mato, kad jūs turi daugiau dirbti. Sakau, jūs sutvarkykit pašalpą, dokumentus per tą Universal Credit, kad negalit pilnai dirbti ir dirbsit tiek, kiek galit. Nu, sakau, jūs negalite rinkėt pašalpo, sakau, jūs jos neišmanot, jūs nežinot, ta pašalpa daro savo, ką jinai turi daryti, ta sistema yra tokia sukurta, tai jums ir eina tos notifikacijos. Sakau, jūs atėjus, kad reikia ten to job centro darbuotojų, sakau, tai ne jie ten kažką jums paudo, kad kviečia ateiti, jie tik dirba tą, ką sistema išmetė. Ir tam ir padarytas tas automatizavimas, kad būtų kuo lengviau žmonėm dirbti tuos darbus, ne, kad jie galėtų turėtų laiko pašnekėti. Turėtų laiko pašnekėti, kuo daugiau automatizuoti, tai čia yra visiškai normalu. Kaip pavyzdžiui, dar kas susijęs su mirtim, jeigu turėjot vyrą ar žmoną ir gaudavot Universal Credit ir numerė, vieną tą pusę numerė, ir vieną kartą buvo, kur neveikia žmogiškumas. Nes kai numiršti, kai kurios pašalpos yra mokamos atitinkama dar laikotarpį. Pavyzdžiui, jeigu numerė antroji pusė ir gaudavot Universal Credit, dar einama į mėnesį ir dar 2 mokėjimus gausit kaip su antraja pusė. O jo pajamų nenuskaičiuos, nes jo nebėra, tai tiesiog gausit, keli šimtus svarų ten ekstra į mėnesį gausis. Jeigu ten, pavyzdžiui, vaikas numiršta ir child benefit, gausit irgi ten labai daug mėnesių, vos ne metus, man atrodo, laiko. Visokius, jeigu gauni ten carers allowance gali gauti. Visokius housing benefit gali ten po kelias savaitės gauti. Vis laik būna kokie 2-3 mėnesiai. Tai visas reikia irgi išsiaiškinti, kai gaunat pašalpas ir numerė ten ar vaikas, nedaug dievė, ar antroji pusė, kiek laiko dar tas pašalpas turit gauti. Nes vieną kartą numerė žmonos vyras, man atrodo, praeitais metais ir skambinom į Universal Credit ir sakau, kodėl jūs nutraukėt tą mokėjimą, kaip už antrą pusę, kad turit mokėti dar šį ir dar 2 mėnesius į priekį. Kažkoks bernas atsimenu sulip, neturi mokėti, tai numerį, tai čia. Sakau, duok savo vardą pavardę, sakau, aš sakau, tave paskūsiu, nes tu žmonėm teiki neteisingą informaciją apie tai, kas jiems priklauso, padėjo ragelį. Skambinu iš karto, atsiliepė moteris, sakau, prieš toks jaunas berniukas šnekėjo, sakau, ir pasakė visišką nesąmonę. Sakau, ar galiu sutvarkyti, nes tas mokėjimas buvo neteisingai padarytas. O, Jergo, atsiprašau, taip, einamasis mėnų ir dar 2 mėnesiai, tuoj čia pasijungsiu, tuoj čia viską pažiūrėsiu, parašysiu. Prašau. Kaip yra svarbu žinoti, kad koks yra faktas. Kiek man, pavyzdžiui, žmonių daug skambina ir klausia, man sodrui sako, kad mano vaikas sulaukęs 18 turės atsakyti lietuviškas, nors jis gavo britišką pilietybę, kai jam yra ten 2 metai. Sakau, tai tu pasakyk tai sodrui ir kur ten imigracijų tai tetai, kad per 40 metų kiek jinai sėdi savo tam kambariukį, kad įstatymai pasikeitė ir lietuvių vaikai gali turėti 2 pilietybės. Taip. Ir sakau, o tai kiti yra, kur ir atsisakė. Tie tėvai. Taip. Nes nežinojo ir tiesiog liepia atsisakyti. Ir klauso to, kas sako. O dabar labą dieną.
Nu, sakau, tai ir viena vyra, viena moteris, kuri 1,5 metų jau ginčijasi su, ten nežinau, migracija ir su kuo, kad grąžintų tą lietuvišką pilietybę. Sako, nes pasižiūrėk, karys. .lt. Visur sako, kad turi būti 2 pilietybės. Pasižiūrėk, sako, imigracijos puslapiai, ambasadų puslapiai, visur yra tas 11 ar kiek ten tų punktų, kada lietuvis gali turėti 2 pilietybės. Jo. O ta Petrutė, ar įstatymė galų gali atsiverstant Seimo tą puslapį, yra tas pats parašytas, sakau, galų gali aš Seimo puslapio į savo Facebooką kėliau tos pačius 11 ar kiek ten yra tų punktų, kada gali turėti 2 pilietybę ir jeigu jūs nueinat pas kažkokią tetą, nereiškia, kad jinai sako tiesą, nes jos žinios yra 30 metų senumo. Tai va. Ir pačios, kaip pasakyti, neapsideitina jos. Jo, kaip kompiuteriai. Nėra, kad update, Ir pasikeitė. Tai jo, man atrodo, kas yra ypač su mirtim, aišku, tai nėra toks dažnas atvejis, kaip pildyti ten kokias nors su mirtim susijęs pašalpas, kaip kokį universal credit, nes žmonės praranda darbą ar ten sulaukia vaikų ir tas pajamos sumažėja. Tiesiog yra rečiau, dėl to ir sunku atsiminti, nes labai retai naudoja tą informaciją. Bet žmonėm yra labai svarbu tokius dalykus pasitikrinti su kažkuo, kas žino. Taip. Aš kiek esu turėjusi irgi tų visokių mortgage advisorių, buhalterių, kurie yra ir pašalpų specialistai. Ir tie, kai užpildo, sako, kad net tragedija. Va viena moteris šio penktadienis šią savaitę sako, Airida sumokėjau beveik 500 svarų, kad tvarkytų pipą. Ir nieko, man ten nieks nevyksta. Paėmė pinigus, manęs nieko net neklausė. Paėmė mano visus popierius iš sveikatos, sako, manęs nieko neklausė. Ir kaip sako, užpildyti neklausus? Ir nieko neklausė ir sako, supildė ir aš negaunu jokio atsakymo. Sakau, tai paskambinkit, paklauskit, kodėl čia tiek ilgai, kas čia vyksta. Nieko mes nedarysim, čia turi laukti. Sako, mano draugė pasiėmė, paskambino, sako, iškart gavau viską. Sako, sorry, ten buvo kažkas užstrigę, žinai. Sumokėjo, tai dabar jinai norėjo tvarkytis ir ta carriers allowance, nes vyras nebedirba. Ir kada ta blue batch, nes jinai jau nepaina konsultą, važiuoja ir tą liftą įdėti, žinai, viską. Ir viskas tvarkiau, Airida, sako, viskas, sako, aš įsaugau, sako, tavo numerį, aš niekieno daugiau neklausiu, sako, viską tik tavo, man tokių, sako, mokėt po 500, kad jie niek nepadaro, sako, ir tragedija. Bet kiti ir turėktų tiek naglumą dar. Pasim 500. Tu gerai, tu pasim tos 500, bet tai tu ir skelbkis, kad tu esi geras specialistas. Aš tai, pavyzdžiui, pavyzdžiui... Bet ir nieko, tu žmogui va net nepaskambini, kad jam užstrygė ten kažkas ir žmogus laukia, nieko negavo, 500 sumokėti ir net nekomunikuoji, nieko neklausinu. Man, pavyzdžiui, buvo, dabar yra, žinai, kur reikia pildyti ETA, tą turistam atvykti į UK, va, lietuviam nori kažką atsivežti, ne? Ir jinai kainuoja dabar 16 svarų. Tai aš įdėjau į Facebooką visur ir pam toks visą laiką. Aš kadangi žinau, kad aš gerai atlieku savo darbą ir aš žinau, kad aš padarysiu teisingai iki galo viską ir tas žmogus gaus tą sprendimą pagal tai, ką jisai pasakė, dėkim tą etą ir aš jėmu 40 svarų. Įskaitant ir sumoku už tą etą. Tai ten kiek gaunas 24 svarai. O Dieve, ten kažkokiam postė ar grupė kažkur, o Dieve, kaip čia brangiai, taigi čia taip lengva, Ir tuo pačiu metu, kai aš skaitau tus Facebook'e komentarus, kokia aš esu čia gobšuolė, man rašo, tai eina žinutės į Messenger ir telefoną, Airida, prašau, padėk užpildyti, aš nemoku tais kompiuteriais naudotis, arba aš esu pati tenai močiutė, aš noriu savo mamą atsivežti, jai 90, man 60, aš nemoku. Aš Lietuvoje bandžiau kreiptis, bet prašau 100 eurų, tu tik tai kem ten svarų, pam dėkim svarų. Ir tu galvoji, yra žmonių, kurie, tiesiog nemoka, negali, gal nemoka angliškai, gal nenori apsiimti, gal gali dirba ir neturi laiko ten sėdėti, kad ir 10 minučių prie tų kompų, gal turi mažų vaikų ar kažką. Faktas, o kitoj pusėje sėdė Facebook'e kažkokią tai debilę, kuri moka angliškai, ne debilė, bet kaip čia pasakyti, koks čia žodis tinka, tokia, nemato platesnio to vaizdo, kad gerai, kad tu moki ir tau yra lengva. Aš irgi moku ir man yra ten etą labai lengva padaryti. Ir aš nemokėčiau, nes aš moku pati, bet yra žmonių, kurie nemoka. Kuriem yra per sunku ir jie nemoka. Taip. Ir aš kažkokiai moteriai, aš kažkokiai moteriai Facebook'e ir parašiau, sakau, prašau, nesityčiakit, sakau, jūs tyčiatės ne iš manęs, kad aš paimu 24 svarus. Sakau, jūs tyčiatės iš tų žmonių, kurie skaito jūsų komentaro, kad jie prašo šitos paslaugos ar Lietuvoje ten ambasados
Kanadoje, ar Amerikoje, ar Ispanijoje, iš kur jie atskrenda, tie žmonės eina į agentūras arba žmonės, kurie teikia šitą paslaugą ir ją susimoka. Ir kai pamačiau Facebook, žmonės dar atsiuntė screenshotą arba tas komentarus, pasirida tik 24 svarai, viena moteris atsiuntė, sako, ar čia normali kaina, žiūriu, pildo 216 eurų. Čia vakar ar užvakar. Wow. Ir man tai komentarus Facebook nori atrašyti, tu gal įsiplau galvą. Wow. Tu gal nebegėdik tų 24 svarų ir leidži žmonėms tvarkytis ten, kur jie nori tvarkytis. Už kokią tą nori tą kainą? Viena buvo 7 eurų, 8 eurų, 112 eurų. Čia tiek ima agentūros Lietuvoje. Wow. Čia tiek, kiek man žmonės atsiunčia, žinai. Wow. Nu čia wow yra, wow. Tai tu galvoji, kad aš bedavosios, kad aš kažkam atsisėdus ten per 20 minučių padarau tą, kur žmogus susiunčia dokumentus, visakyti, ir jam yra rami galva, kad padaryta. Taip, aišku. Tai va čia, kur yra kartais tos pačios sistemos, su jom viskas yra gerai, kartais patys žmonės neturi to žmogiškumo ir varo ant tų žmonių, kurie teikia tas paslaugas. Čia lygiai tas pats, ką sakyti, aš pati, blėt, moku tus nagus pasidaryti, debilė, kad tu eini pas tą nagų specialistą. Tu kvaišas. Kam tu moki ten 40 svarų, kad padarytų nagus, taigi pati gali nusipirkti ir pasidaryti. Taip. Kam tu reiktų veido ten kokio nors facial pasidaryti, taigi pati gali namuos prisitrinti. Debilėsi, kam ten moki tam grožio salonui ten 100 eurų. Čia visą laiką, čia pastovi, čia tas pats, kaip žmonės sako, kam reikia tą trenerį, tik va, YouTube'ai pasižiūrėk, ką daryti, daryk. Grinai. Ir žinai, kas yra, ir mano aš savo kainų nei slepiu, nei aš kažką ten, pavyzdžiui, dariau, ar kad yra čia kažkokia ten vieša paslaptis. Kiti parašo, vienas parašo komentarą, Rita labai brangiai ima ten už ką nors, kitas parašo, tai ten kur pigiau. Teisingai. Pas mane žmonės kreipiasi, Rita, tik 100 ar ten 100 už kažką tvarkyti. Sako, aš jau sumokėjau 400 vienam, 600 kitam ir man nieko nepadarė. Tai galvoju, tai geriau, kur sakai, kad brangu, eik susiras tau, kur už 5 svarų, pažiūrėsim, kaip ten padarys. Žodžiu, kiekvienas, žinai. Sistemoje visą laiką yra 2 medalių pusės. Žinai, kur vienas yra tiesiog taisyklė ir yra žmogus, kuris bando tas taisyklės išsiaiškinti ir daryti, sutvarkyti kaip reikia, o yra kiti, kurie knisa protą, bando ten prisikabinėti, eiti prieš sistemą, tu nepaeisi prieš tą sistemą. Jeigu jie prašo kažkokių dokumentų ar prašo kažko, tai tu nepadarysi. Tau reikės vis tiek. Jeigu tau pasakyta, kad tu esi pirmą kartą atvažiuoji į UK, tau reikia dabar tos etos, tu atvažiuosi prie pasienio, niekas tavęs neįleis. Taip. Tavo yra reikalas išsiaiškinti, pasidaryti taisyklingai, o ne... Nesusitvarkiau šitos pašalpos, praėjo 2 metai, sužinojau, pražiopsojai. Viskas, negausi. Taip. Galų gale eikit to Google ir rašyk numerį, my husband died in UK, what to do? Taip. Ir bus parašyta, organizuokis tą pašalpos, koks čia yra. Eik, tu turi googlintis arba klaus kažkino, nes niekas neteis, ar lėkštutis tau pasakys, daryk tą. Už žinias reikia googlintis jo arba mokėti, kažkas pasakyti, paaiškinti. Ir visą laiką, visur gyvenime taip, ne? Arba turi pats labai aiškintis, arba turi mokėti. Ir iš tikrųjų, čia apskritai dabar, ne, iš gyvenimo pasakysiu, šiaip nėra labai protingas dalykas, iš tikrųjų dabar, ne, skaitosi, viską pačiam aiškintis ir viską pačiam daryti apie viską. Labai... Taip, čia sėkmingi žmonės, ar ne, dideli verslininkai visą laiką sako, tu turi atskirti darbus, kuriuos tu gali automatizuoti, deleguoti arba pasamdyti kažką kitą padaryti. Reiškia, jeigu tu bandysi būti pats savo buhalteris, pats savo bandysi būti socialinės medijos specialistas ir savo pats bandysi būti tuo, tai tu iššvaistysi laiką visiškai dalykam, kurių tu nesupranti. Tu aišku aiškinsies, kažką aiškinsies, darysies per tą laiką, kur tu galėtum uždirbinėti pinigus, sakykim, toj srity, kur tu supranti, kur tu moki ir tu kur dirbi. Ir tau tą 1 valandą tavo darbą apmokės valandas tų kitų specialistų. Tai vėl, jeigu jums tai yra per daug aiškintis ir nebūkit, geriau dirbkit savo darbą, sumokėkit tam, kas daro būtent šitą darbą, kad atliktų šitą darbą. Čia aš kaip visą laiką sakau, ar įmanoma labai gerai transportuoti, kažką tai daryti pačiam, aišku, bet tau reikės žiauriai daug visko perskaityti ir ne Delfi tekstų, tau reikės mokslinio tekstų, tau reikės, žiauriai daug viską aiškinti. Mokintis visą, tu turėsi mokintis, visą biologiją. Normaliai savo pasidarytum. Kam?
Kai tu esi galbūt žiauri geras kirpėjas, geriau tu kirpk, užsiminėk savo reikalais ir sumokėk kažkam, kas tau padarys ten kažkokį tą sporto planą, ne? Būtent. Ten ar ten kažką, žinai, nu, nesvarbu, ar ten kažkokį tau išaiškinti. Aš dabar eisiu, pasiguglinsiu plaukų kokį nors treatmentą savo pasidarysiu. Vietoj to, kad nuėtum sumokėtum tam 100 svarų, ką padarytų, tu praleisi 3 dienas mokintis. Mokindamas, tarp googlindama. Pirkti visas priemonės ir pasidarė ir pusplaukų nudžiūvo, nukrito. Nukrito plaukai pasibėgė. Nes pražiapsuoji vieną sakinį kokį nors. Tai va, jeigu jūs uždirbat ir esat geri savo srity, palikit kitas sritis specialistam, deleguokit, sumokėkit, nebandykit būti visų sričių specialistai, nes tiek nebūsit, sugaišit laiko ir žodžiu. Man dažnai irgi pasako, ir tai tu čia viską moki. Sakau, iškart sakau, nu jau. Sakau, jeigu jums kažkas pasakė, kad jisai viską žino, tai jisai labai daug nežino. Taip. Kuo daugiau, kaip sako, kuo tolyn į mišką, to daugiau medžių. Tai visą laiką yra tos 2 stadijos, ne mokėjimo. Tai pirma stadija yra, kada aš biškai kažką įsiaiškinu ir man atrodo, aš viską žinau. Jo, sakykime, dabar aš paimsiu čia, užpildysiu Child Benefit ir užpildysiu Universal Credit, abu žmonės gavo, aš sakysiu, blėt, viską žinau. Eik, tu savo kaip gerai varau. Ne, bet kai tu pradedi iš tikrųjų aiškintis visas nukrypimus, visus gilintis, ten kaip kokioj situacijoj, kaip kas turi būti, tu supranti, kad, o Dieve, čia kiek reikia, kiek čia reikia skaičiuoti, kiek čia reikia, tai visą laiką taip yra. Būtent tas, kuo toliau į mišką, to daugiau medžių. Man vakar, kai baigiau tą kursą apie tą maisto saugą, tą kitą. Irgi sakau, skaitau, mokiniesi, atrodo, žinai, čia žinau. Ką? Kodėl daržovės tu turi plauti su šaltu vandeniu, ne su šiltu? Nu, einu atskirai dar aiškintis, kodėl čia yra, iš kur čia tas toks išrastas, Oi, blemba, o tai dabar aš kiekvieną produktą turiu išsiaiškinti, nes yra tik tai pagrindai. Taip. Ir galvoju, tu savo, aš išmokau visą esmę, ką reikia daryti, aš dabar noriu žinoti, kodėl taip reikia daryti. Taip. Žinai, detalė. Tai aš dar 3 dienas galėčiau googlintis vieną apie daržovės, kaip nuplauti. Tai žinai, kaip yra, kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių reikia, jums kažkas sako, aš viską moku, aš viską suprantu, aš jums sutvarkysiu ir našlės pašalpą, ir mašinos draudimą, ir ten plaukų keratiną sudėsiu. Tai nuo tokio žmogus bėgti kuo toliau. Bėgit kuo toliau, tikrai. Tai va, ir su šita gaidelė, pabaigsim mūsų liūdną temą apie mirtis, biški pašalpas, ką daryti. Bet reikalinga tema. Jo, ką daryti tuo baisiausių laikų gyvenimą, kai miršta jūsų artimas žmogus. Tai va, dar kartą dėkojam jums visiems, kad žiūrėjote. Jeigu galite, pasidalinkit podcastu, pasidalinkit savo socialinėse medijose, įsikelkite į savo Facebookus, į savo, kur ten galite įsikelti, pakomentuokit. Ir aišku, dar kartą dėkojam mūsų coralshop.uk, su kodu emigrantas jums taikoma 20% nuolaida. Taip pat, o mūsų internetinį puslapį, internetinę svetainę kūrė Webclub. Tai dėkojam jiems labai ir jeigu reikia, visos nuorodos, apie ką šiandien kalbėjom, apie Coral Beauty ar Coral Shop parduotuvę ir mūsų Raimondą iš internetinės svetainės visą prašymą rasite po YouTube'ės video. Po YouTube'ės aprašymu. Tai va. O dabar iki kito karto, paskutinės bus šio sezono laidos. Tai ką? Gerai. Iki. Ate.